Amerikoje, man atrodo, yra darytas tyrimas, klausia žmonių, jeigu tau įvyktų kažkokia nelaimė, ar kiek žmonių būtų, kuriem tu galėtum paskambinti ir jie ateitų tau į pagalbą. Ir prieš berods 15 metų ar 20 tai buvo 3 žmonės, dabar yra 0. Aš šito konkrečiai tokio tyrimo rezultato negirdėjau, bet tai yra būtent tai, ką aš ir jaučiu, kad tai labai vyksta. Kad mes, visi žmonės, mes natūraliai esam linkę susikurti savo labai saugią aplinką, o saugia aplinka reiškia tai, kad aš turiu viską po ranka, ko man reikia, ir esu izoliavęsis, saugiai izoliavęsis nuo kitų. Ir tai labai progresuoja, tas mūsų izoliavimasis. Bet tendencija yra grėsminga. Ir grėsminga todėl, kad žmogus turi tas sąlygas ir jis izoliuojasi, jis nėra priverstas būti kartu, o kai nėra priverstas, kai nėra to darbo tikrai komandoje, kai yra sunkiai dirbama kartu ir jaučiamas vienas kito palaikymas, toks gyvybinis palaikymas net. Tai dabar to mes matome vis mažiau, darbas yra toks, tiesiog reikia padaryti. Ir jeigu reikia padaryti, nėra to ryšio tokio artimo, nesusiformuoja. Ir mes tada taip ir gyvename, kad galbūt ir ne vieno artimo ryšio nebelieka. O tai kur nuveda tada tokia izoliacija? Paspaudai telefonę, ko tau reikia, ir šitagi ir tau atvažiuoja ir gali palikti tiesiog prie durų maišelį, kad net nereikia kontakto su tuo žmogum, kuris net tau tuos pirkinius atvežė. Aš manau, tai veda į tai, kad žmonės kuo labiau izoliuojasi, tuo jiem yra sunkiau bendrauti, sunkiau jaustis patogiai bendravime. Ir mes atprantam, nes viskas yra treniravimasis. Jeigu mes kiekvieną rytą bėgiojam, tai mums labai lengva išbėgti ryte, bet jeigu ne, tai yra žvėriškas pasiekimas būtų tai padaryti, perbėgti 5 kilometrus iš pirmo karto.